Esu Eugenijus Šaltis, ūkininkauju nuo 2000 metų, su margučiais draugaujam jau gal nuo įkūrimo margučių, dar kaip po margučių tokių nebuvo, dar pats įkūrėjas vežiodavo daiktus pats į ūkius. Šiaip tai pieninkystės ūkiais grinai, vien žolynai plius kukurūzai pašarui. Ir kai pradėjom su gyvuliais, taip ir visą laiką nekeičiam nei krypties nieką. Na, kaip pasakyti, jeigu netiktų, nepirktum. Tai va, o draugystė, tai gera draugystė, kai sakyt, kai firma nori parduoti, pats nori nusipirkti, tai viskas gerai išklostas. Skirtinės funkcijos būtų, tai lyginant, jeigu susėdnu, tai strėlės konstrukcija. Centre strėlė stovė, neverčia krautuvą ant šoną, nes prieš tai, kur buvo, eidavo kampu į šoną, metalas trūkdavo, visas svorys būda ant vieną ratą, kaip ir sukrypsta. Tai šitas tenkina, ir šiaip keliamoji galia tenkina. Pagal dydį tokiam krautuvui tai kelia labai gerai. Šiaip pagrindė tai šėrimo klausimai visi spręsti. Na, aišku, priklauso nuo priedų. Turiu priedo išdalinti kukurūzų silasai, tai kukurūzus įsidalinu šienainį, šiaudų kreikimas, gardų išvalymas, paskiau kaip ir kelio pasitvarkymas, namuos prie statybų, pirmas pagalbininkas užsikelt, pasikelt, kažkur išgręžti. Nu, kaip sakyt, krautuvo funkcijas pasirodo, kiek turi priedų. Jeigu nuogas krautuvas, tai čia tik į parduotuvę nuvažiuoti. Na, jeigu užkabini, o padargų, kiek žinau, ir virš 100, ja, tai man pagrindė ferma. Rekomenduoti tai čia drąsiai, vienareikšmiškai, nes va, dabar lygiai metai kaip turiu. Apart technikinių, jokių gedimų, kažkokių problemų ten ir neturėjau. Tik tai va servizas kiek atvažiuoja technikinės atlikti. O šiaip tai patiko su mergučiais draugauti, kaip sakyti, šitą vietą, kad labai bendrą kalbą. Mes per dieną aš nupirkau krautuvą praktiškai. Marius, vadybininkas, pasiūlė paimti atgal seną, tai dasidėjo pinigų, man labai puikiai čia prasisukė ir greitai mes su juo susitvarkėm. Antradienį buvo atvežtas pademonstruoti, penktadienį buvo nupirktas.